daug kas iš jūsų rašėt ir tiek TikTok'e, tiek čia, kur dingau, kada grįšiu, tai aš visad kūriau ASMR, visad nesustojau kurt ASMR, nei karto nesustojau kurt ASMR, visą laikotarpį kūriau, tik tai čia nekėliau šiek tiek į TikTok'ą ir tuomet daugiausiai ir labiausiai į kontribį. Tai manau, kad mano įgūdžiai tikrai nesuprastėjo per tą laiką, nebent kaip tik darbą gerėjo pasidarė dar geresnė. Šiaip labai daug visko yra ką papasakot, bet šiandien susikoncentruosim į tave ir pabandysiu padaryti keletą skirtingų garsų, kurie galėtų padėti užmėgti arba atsipalaiduoti. Ir gal tuo pačiu gal kažkiek tada papasakosiu, ką veikiau per visą tą laiką ir kaip čia ką planuoju daryti toliau, ką planuoju daryti toliau. Tai visų pirma, kėliau tik į kontribį, tai visą turinį, kas norėt, galėjot sekti mano kontribį, tenai dabar šiuo momentu keliu du kartus per savaitę, tai per mėnesį gaunasi tikrai virš 6 video. Kažkokia gal 6, gal daugiau. Žodžiu, tikrai pakankamai dabar. Anksčiau kėliau vieną kartą per savaitę. Taip pat daug kitų veiklų užsiimu. Ir kuriu verslą internete ir treidinu, tai mano šitos dar veiklos užėmė laiko, bet ir šiaip norėjau tiesiog tokį privatesnį turinį padaryti. Tai būtent kontribį. Ir į YouTube'ą galvoju kelti galbūt kokį kartą per mėnesį. Tai jeigu jums patinka mano ASMR, tai galite prisijungti prie kontribį. Mano pagrindinis Instagram kanalas yra Viktorija_Olinskaitė. Tai per tą visą laiką aš jį daugiau tenai įkėliau ir keliu šiaip savo dieną, kaip ką veikiu, kaip atrodo mano diena, kokios yra mano mintys, ką prioritizuoju. Šitais dalykai yra tenai keliami. Taip pat ASMR mažus trumpus filmukus dedu į TikTok'ą. Vadinasi taip pat mėta ASMR. O kam įdomu apie treidinimą ir online verslą, tai keliu irgi į TikTok'ą, tik tai taip pat vadinasi Viktorija_Olinskaitė. Ir pastebėjau vieną dalyką, kad labai daug yra būtent dėl treidinimo ir online verslo sukurtų netikrų mano paskyrų tiek TikTok'e, tiek visur kitur. Tai vienintelės mano paskyros, pavyzdžiui, TikTok'e yra mėta ASMR ir Viktorija_Olinskaitė. Tai šitos yra tikros. Ir lygiai toks pats yra mano Instagramas. Tai jeigu įdomu mano laisvalaikis ir ne tik ASMR, o norit labiau pažinti mano gyvenimą, tai galite apsilankyti Instagrame ar TikTok'e. O jeigu
metus laiko nestudijuoju medicinos, tai čia toks atnaujinimas. Kažkada sakiau, bet jeigu dar nežinotų, tai pasikartosiu. Žiūrėjau daug medžiagos, kur kalba milijonieriai ir šiaip žmonės, kurie daug uždirba. Tai vienas iš dalykų buvo, jog jie sako, kad jiem buvo neverta studijuoti. Aš nenoriu kažkokios blogos įtakos daryti, bet tiesiog pasirinkau kelią labiau tokį, kuris man padėtų tobulėti ir man atsiskleisti labiau. Visad aš norėjau dalintis patarimais savo ir išmintim savo apie gyvenimą, apie pozityvą. Tai manau, kad man būtent tas kuriamas verslas, kurį dabar darau, leidžia išreikšti mintis, leidžia išsireikšti kaip asmenybei, parodyti visuomeniai savo vertybės, būtent apie tai, ką kuriu ir ką kalbu ir ką noriu parodyti savo turiniu. Noriu parodyti, kad kiekvienas iš mūsų esam vertas laisvės, pasirinkimo ir neturi rūpėti, ką apie mus mano kiti, nes mes gyvenam savo gyvenimą ir galim daryti tai, ką norim daryti. Ir iš tiesų, kiek daug žmonių bijo, ką pagalvos kiti, bijo žengti kažkokį rimtesnį žingsnį, nes mano, kad nesulauks pritarimo iš aplinkos. Bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad nėra visiškai svarbu, kad jūsų niekas ir nepalaikys sprendimo. Aišku, jūs tada turite būti labai stiprus viduj, kad tiesiog daryti tai, kas jums patinka. Bet jeigu niekas iš aplinkinių jūsų nesupranta, jūs turite atrasti savo žmonių grupę, kuri jūs supras. Jeigu jūs jaučiatės, kad jums, pavyzdžiui, nepatinka studijos, ką jūs studijuojat, nes jūs tiesiog ėjot kaip visi po mokyklos į kažkokią tais universitetą ar kažkur tiesiog studijuoti ir jums nepatinka mokintis, jums nepatinka kažkokią medžiagą kalt, jūs jaučiat, kad tos tiesiog nepanaudosit informacijos savo gyvenime, tai ką studijuojat, drąsiai galit pasirinkti. Mes tos studijas. Čia nieko tokio. Visiškai čia smulkmena. Kai jūs pasižiūrėsit atgal, jūs sakysit ačiū, kad ten nusprendžiau, ačiū savo, kad aš nusprendžiau mesti studijas, kurios man nepatiko. Realiai, aš po studijų metimo pradėjau gyventi savo geriausią gyvenimą. Ir aš nežinau, aš iki dabar, ką gyvenu, aš kartais pamirštu, kiek aš turiu to pasirinkimo ir laisvės, ką kiekvieną dieną galiu veikti. Turbūt vienas iš geriausių dalykų yra pradėti uždirbti online ir pradėti uždirbti internete. Žinoma, jeigu jūsų svajonė yra, galbūt jūsų visiškai kita svajonė, galbūt, pavyzdžiui, jūsų svajonė būt, kad jūs norit tapti gydytojais, ką aš irgi galvojau, kad noriu, bet kai pradėjau tą sritį nagrinėti, supratau, kad tai visiškai ne man ir kad aš turiu žymiai daugiau potencialų, kaip išnaudoti save ir savo kūrybą, savo mintis, negu dirbti kažkam. Bet kaip ir sakau, reikia vis tiek, kad būtų daktarų ir jeigu jūs tas sritį domitės, arba tiesiog nebūtinai apie medicinos studijas kalbėt, bet jeigu jums tas sritis patinka, ką jūs studijuojat, drąsiai toliau tęskit ir viskas yra su tuo gerai. Tiesiog sakau, kad būna žmonių tokių kaip aš, kuriam nepatinka taisyklės, nepatinka rėmai ir jie nori gyventi savo gyvenimą ir kurti savo nepriklausomą finansinį pasaulį, kur nebus jums numatytos ribos
skaičius, kiek jūs galite uždirbti per mėnesį, per savaitę. Žinau, kad ne visi supras, bet tiesiog pasidalinu mintim. Ką aš supratau per visą tą laiką? Ką supratau per visą tą laiką? Su šituo dalyku būsim švelnus.
bent paseksit mane kituose